Pone Feritai, atėjo ponas Hakanas. Hakanas Onderas. Hakanas? Niye? Kodėl? Sakė, kažką pasakys ir išeis. Įleisti? Al. Įleisk. Ferit Bey, sakın rahatsız Pone Feritai, nebijok, netrukdysiu. Söyle Hakan. Klausau, Hakanai. Turiu labai svarbią naujieną ir noriu, kad išgirstum ją iš manęs, o ne kitų. Başkasından duyma. Hazır mısın? Pasiruošęs? Demet ve ben. Mudu su Demete kreipsimės į teismą, norėdami tapti Buluto globėjais. Nasıl? Ką manai? Bildiğim kadarıyla... Kiek žinau, judu su Demete iki šiol net nesate matę Buluto. Taip. Bulut 7 yaşında. Žinai, kad jam jau 7. Nereden çıktı? Kodėl jis staiga jums parūpo? Şöyle izah edeyim. Paaiškinsiu. Bulutun Manome, kad Bulutas neturėtų gyventi su viengungiu. doğru değil. Onun Jam reikia jausti šeimos šilumą. aile sıcaklığına ihtiyacı var. Todėl nebejoju, kad teisėjui tai pasirodys labai rimtas pretekstas. Eminim. Emin ol mahkeme... O aš nebejoju, kad teisėjas supras, jog taip elgiatės tik dėl palikimo. Bulutas nesiniai neteko tėvų. Nemėginkite įtraukti jo į savo purvinus palikimo žaidimus. Zarar vermenize izin vermem. Aš neleisiu jam pakenkti. Lūktelk, neteisingai mane supratai. Atėjau neprašyti leidimo, Yok. o pranešti. İlgilendirmek için geldim buraya. Vaktini aldım, özür dilerim. Atleisk, kad sutrukdžiau. Žinau, kad tau nepatinka, kai trukdo, bet šis trumpas vizitas išgelbėjo tave nuo didelio šoko. Yarın seni büyük bir şoktan kurtardı. İyi çalışma. Gero darbo. İkbal Hanım. Pone Igbalė, pakvieskite advokatus į susirinkimų kambarį. 2, 1, atsimerk. Staigmena. Šokoladiniai saldainiai. Suvalgyk juos, o tada pažaisim. Tik pažiūrėk, kaip valgo. Gali pamanyti, kad namie neduodam tau valgyti. Vaikai svečiuose visada taip elgiasi. Nazlı. Nazly, Çarşamba akşamı... trečiadienio vakarą tame pačiame bare vyks Alijas pasirodymas. Ji prašė pakviesti ir jūs. Labai norėčiau, bet negaliu. Bet Fatošė labai apsidžiaugs. Gerçi Fatoşlar bayılır bu fikre. Tahmin etmiştim. Taip ir maniau. Fatoş... Tuomet pasakyk Fatošiai ir savo sesiai. Söylerim. Būtinai. Evet. Kągi, ponaitė Bulutai, jeigu suvalgė saldainius, ką dabar veiksim? Žaisim. Taip, Hadi atsana bir tane. mesk man vieną. Aşağı git. Bir tane daha. Nepataikai dar kartą. Sugavai, Ya yemek Liaukite žaidę su maistu. pamėgink ir tu. çocuğu çikolata. Nevalgyk vaiko šokolado. Paragauk, labai skanus. Gerçekten. Peki kayak yapmayı Tau patinka slidinėti? Hiç sevmem. Visai ne, labai šalta. Reikia šiltų batų, pirštinių, kepurės. O gali net pykinti. Mėginau, todėl žinau. Yani ben denemiştim oradan biliyorum. Ben de hiç sevmem. Man irgi nepatinka. Nuolat tas pats, lipk į kalną, tada čiuožk, labai nuobodu. Bence de. Pritariu, man patinka karštis. Jei tik šviečia saulė, nieko nebereikia. Puikiai jaučiuosi net 35 laipsnių karštyje. Senin mevsimin Vadinasi, prasidėjo tavo sezonas. Tikriausiai savaitgaliais važiuoju į Češmę arba Bodrumą. Jei nori, kurį savaitgalį nuvažiuokim kartu. Žinoma, kodėlgi ne. Neden oldu? Jei tik turiu galimybę, stengiuosi išvažiuoti. Bet vasarą mūsų darbai labai aktyvūs. Todėl negaliu prižadėti. Yazın bizim Pamatysim. şarkı oluyor. O yüzden söz veremiyorum şimdilik. Bakalım. Peki. O ar tau patinka judinėti? Vienu metu buvau susižavėjęs, nes visi mano draugai tuo užsiėmė. Bet kostiumai, batai ir pamokos labai vargina. Puikiai suprantu, labai vargina. Man nepatinka. Aynı kafa. Mudu labai panašus. Abu esame miesto gyvūnai. Tikrai. Bir ara o zaman beraber... Kurią dieną nuvažiuokim į žirgyną, papusryčiauti. Stebėsim jodinėjančius naujokus ir linksminsimės. Gerai. Pardon. Atleisk. Ferit. Feritai, Yapma ya. tikrai Hayda. prakeikimas.
Tamam. Gerai, pakalbėsim, kad važiuosiu. Her şey yolunda mı? Viskas gerai? Skambinu iš darbo. İstersen. Jei nori, galime baigti. Ya doğru düzgün... Normaliai nepakalbėjom ir nesuvalgėm deserto. Onda bir Nieko tokio, suvalgysim kitą kartą. Ben de işten çok... Ir aš nenoriu ilgam išeiti iš darbo, nes be kontrolės darbuotojai iškart atsipalaiduoja, todėl juos reikia nuolat stebėti. Gerai, kad nuvešiu tave ir pakeliui dar pakalbėsim. Peki. Sutariam. Atleiskit. Merhaba. Sveiki. İkbal Hanım avukat. Pone Ikbalė, paaiškinote advokatams situaciją. Taip, ponia Feritai. Ar Demetė su Hakanu gali iškelti tokią bylą, ar jie blefuoja? Pone Demetė Buluto teta, todėl realiai jie turi tokią teisę. Kazanma Ar turi galimybę laimėti? Ponios Demetės santykiai su šeima ir tai, kad jie iki šiol nebendravo su Bulutu, mažina tokią galimybę, bet kita vertus jie tvirtins, kad gali suteikti berniukui šeiminę aplinką. Aile oldu. Šeiminę aplinką. Demet var. Mes kalbam apie Demetę ir Hakaną. Bulut'u neden Akivaizdu, kodėl jie siekia Buluto globos. Jiems visiškai nerūpi, kad jie pakenks tam vaikui. Ve ben buna Neleisim, kad taip nutiktų, supratote? Anladınız mı? Gerai, ponia Feritai. Atrodo, esi griežta vadovė ir nuolat visus kontroliuoji. Šiek tiek. Şöyle düşünüyorum. Jei pati laiku atvažiuoju į darbą ir laiku grįžtu po pietų, galiu to paties reikalauti ir savo darbuotojų. Jei esu sakinga ir jie privalo tokie būti. Ya sonuçta ben çalışkansam onlar da çalışkan olmak zorunda. Šiandien turiu daug darbo, bet vieną dieną norėčiau aplankyti tavo mados namus ir pamatyti, kaip pritaikai šią techniką realybėje. Nejaugi. Olur. Žinoma, aplankyk. Ya aslında Bet çalışanlar... esu uždraudusi darbuotojams į darbo vietą kviesti svečius. Todėl jei tave pasikviesiu, nebegalėsiu to reikalauti iš jų. Böyle betim hakkım olmaz. Suprantu. Pirmoji pamoka. Fatoş Hanım, Panelė Fatošė, čia sukti ar važiuoti tiesiai? düz mü devam ediyoruz? Düz mü? Tiesiai. Dönmeyelim. Ne, nesukite, galiu čia išlipti. O jūs važiuokite toliau. Niye atölyene bırak? Kodėl nenori, kad nuvežtume iki darbo vietos? O gal slepi savo tvirtovę ir taip mėgini išvengti pavojaus? Koks tu juokingas. Rytais mėgstu pasivaikščioti. Bet šį rytą nespėjau, todėl noriu nueiti pėsčiomis. Be to, Hem zaten senin de... turi svarbių reikalų, nenoriu, kad pavėluotum. Gerai. Geliyor. Alev. Į tave tu atskries ugnies kamuolys. Neatskries, aš laimėsiu, pamatysi. Atskries, tik palauk. Nepavyks, vis tiek laimėsiu. Ben geliyorum. Tuoj grįšiu. Jei spirsiu dar kartą, laimėsiu. Kazanım. Nelaimėsi? Liko nedaug. Oo, rengi çok Labai güzel. graži spalva. Pamatysi, laimėsiu. Nasıl Na, gidiyor? kaip sekasi? Nelabai gerai. Dėdė, įveikiau Nazli. Dabar tavo eilė. Kapışacağız. Mielai su tavim susikausiu, bet padarykim pertraukėlę. Turime viešinę. Kodėl sustabdėjai žaidimą? Ablam buradan... Mano sesuo važiavo pro šalį ir panoro mane aplankyti. Sveiki, Nazli. Labai malonu. O aš Demetė. Nazlı kazan. Nazli padeda Bulutui atsigauti po avarijos. Bulut'cum. Bulutai, Hani baban... pameni, mudu su tėčiu tau pasakojom, kad turim sesę gyvenančią labai toli. Taip, gyvena Australijoje. Evet, Taip. Avustralya'da. İşte bu Tai Demet. tavo teta Demetė. Ta oralardan Jie atvažiavo mūsų aplankyti. Atvažiavai iš Australijos. O ten gyvena kengūros, tiesa? Taip, mielasis. Tiesa. Ar turi savo kengūrą? Kodėl jokiesi? Čia mes auginam šunis, kates arba paukščiukus. Ne, mielasis. Neturiu kengūros, bet esi teisus. Australijoje jų labai daug. Dar ten gyvena ir rykliai. Žinoma, ir banginiai. Tikrai? Tikrai. Oho. Galiu tave pabučiuoti? Gali? Şimdi beraber oynayacağız. Dabar kartu pažaiskim. Nori išmokysiu.
Žinoma, Ablanın cenazede... mačiau tavo seserį per laidotuvės, bet nežinojau, kad jie gyvena Australijoje. Ama öyle Tai netiesa, bet panašiai. Jie prieš daugybę metų nutraukė ryšius su šeima. yıllar önce kopardı. Todėl gyvendami tam pačiam mieste ilgą laiką nesimatėm. Yani çok uzun hikaye. Ama ne de olsa Ilga kardeş, istorija. abim de Kad ir ben kaip de būtų, į mūsų sesuo, todėl mūdu su broliu negalėjom išsižadėti. Brolis norėjo, kad Bulutas žinotų, jog turi tetą. Todėl sugalvojom istoriją apie Australiją. bu Avustralya yalanını attık. Deniz Atleisk, bet nesuprantu, Denizai. Jie atrodo labai miela. Kodėl nutraukėte ryšius? Abimi de Jį labai skaudino mano tėvą ir brolį, todėl šis, norėdamas apsaugoti mus ir įmonę, padalijo palikimą ir išbraukė Demetę iš šeimos. Nazlı. Galiu kai ko paprašyti, Nazli. rica etsen. Bu görüşmeden Nepasakok sonra apie šį vizitą Feritui. Deniz... Denizai, bet... Söylediğim gibi, Kaip jau sakiau, praeitie buvo geçmişte padaryta daug düşündüğüm klaidų. yaralar da var. Ferit abi Feritas man kaip brolis. Yani Jei duyarsa sužinos, labai tepki supyks gösterecektir. ir bus teisus. Haklıdır da. Tu laimi. Ama şunlara baksana. Bet pažiūrėk į juos. Yıllar sonra Po buldular. daugybės metų jie atrado vienas kitą. Tamam. Gerai. Bir süre için Bet sadece. tik kurį laiką. Tabii. Gerai. Efendim Ferit Klausau, ponia Feritai. Sužinojau, kad buvote fizinėje terapijoje. gittik. Taip man pavyko įtikinti Bulutą. Ben sizi rahatsız Nenorėjau trukdyti, todėl pranešiau poniai Igbaliai. Kur jūs dabar? Ya Bulut Bulutas nenorėjo važiuoti namo ir paprašė nuvežti jį pas Denizą. Biri tutturdu amcamı göreceğim diye biz de denize geldik. İyi etmişsiniz. Gerai padarėte, ryte jie nespėjo pažaisti. Bir verir misin telefonu? Duok jam telefoną, noriu pakalbėti. Olur. Gerai, duosiu. Bulut'cum Bulutai skambina dėdė. Sustabdyk žaidimą. Alio, dėdė. Neye gülüyorsun ya? Ko ten juokiesi, išdykėlį? Nes iš Australijos atvažiavo mano teta Demetė. Demet alan mı? Teta Demetė ten? Taip. Tamam bulduk. Gerai, mielasis, duok telefoną Nazli. Jis nori kalbėti su tavim. Ferit Bey. Ponia Feritai, Hemen eve dönüyorum. Tuoj pat važiuokit namo. Tamam. gerai, netrukus išvažiuosim. Hemen de. Ne, Nazlı, netrukus, o birazdan dabar. değil şimdi. Denize mi gitmiş? Jie pas Denizą Demet de orada. ir Demetė ten. Nereden öğrendin? Iš kur jie sužinojo? Denizin ağzından. Tikriausiai išpešė iš Denizo. Onun bulutun Nenoriu, kad ji yakınında būtų olmasını šalia istemiyorum. Buluto. Dayı bak. Žiūrėk, moku nusilaužti nykštį. Aferin sana. Šaunuolis. Matai, kaip tikroviškai. Sen hadi. Valgyk, tu reikia viską užbaigti. Gerai, tuoj. Dayı biliyor O ar žinai, kad Australijoje kengūrų daugiau negu žmonių? Öyle mi? Tikrai? Taip. Dar yra paukščių, kuriuos vadina kiviais, bet jie negali skraidyti. Halam mı? Visą tai papasakojo teta. Evet, hepsini Taip, ir kitą kartą žadėjo parodyti visų jų nuotraukas. Hepsinin fotoğrafını gösterecek. Ben bu boşları... Nurinksiu tuščias lėkštes. Afiyet olsun. Į sveikatą. Çenen düştü Bulut. Çenen. Bulutai, kodėl tiek daug kalbi? Demet'in denizde Žinojai, kad olacağını Demetė anlamadım. bus Denizo namuose. Yoktu. Ne. Denizin... Ir Denizas nežinojo. Yani biz evde... Visi kartu žaidėm žaidimus, Bir anda kapı kai jis çaldı. taiga paskambino į duris. Demet Hanım gelmiş. Sonra... Kai pamačiau, kad jie gerai sutarė, Yaşıyorlar. nusprendžiau leisti šiek tiek pabendrauti. Ben de. Evet. sen- Akivaizdu, kad jam patiko. Yani Normalu, jog jie vieno kraujo. Bu ara pek dışarı çık. Norėčiau, kad dažnai neišeitumėte iš namų. Gerai. biz hava... Norėjom prasiblaškyti. Akşam eve Grįžęs namo nuvešiu jūs, kur panorėsite, o dienomis leiskite laiką namuose. Tai Bulutui bus geriau. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Gerai. Ayrıca her Bet to noriu žinoti viską, ką veikite. Dėdė, viską suvalgiau. Žadėjai, kad klausysim plokštelių. anlaşıldı. Supratai? Anlaşıldı. Supratau. Ir puiku.
Aman ya. Vos susitvardžiau. Jų gyvenimas pilnas intrigų. Yavaş Bulut'u... Giliau pažadinsi bulutą. Siaubingai išgazdinot ir jau ne pirmą kartą. Ko slankojate tamsoje? Atsigerk vandens. Ačiū. Senin de mi? Ir tu negalėjai užmigti. İlk defa kaldım. Tai būna, kai nakvoju svetimuose namuose. Jei tau nepatogu kambarį, Labai patogu, ačiū. Ten net židinys yra. Žinoma, neketinu jo kurti, bet jis suteikia kambarį jaukumo. Ferit Bey, ben size... Ketinau jums kai ką pasakyti. Gerai, kad susitikom. Demet Hanım Dėl meselesi... ponios Demetės? žinau, tu dėl to nekalta. Evet, orası... Žinoma, kad nekalta. Bet ketinau pasakyti kai ką kito. Bulut'la... Kai Bulutas ir ponia Demetė susitiko, jie labai vienas kitam patiko ir puikiai sutarė. Bulut'la Demet Hanım. Neatrodė, kad jie daugybę metų nesimatė. Öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Norėjau, kad žinotumėte. Bilin istedim. Bulut. Bulutai? Bulutai. Nebijok, mielasis. Kažką sapnavai? Pasilgau mamos ir tėčio. Dėde, Leman Hanım hemşire hanımın yanında. ponia Lemana štai ten su seselėm. Annemin durumu nasıl doktor bey? Kaip ji jaučiasi, daktarė? Visos fizinės jos traumos išgydomos, bet ponia Lemana mums nepadeda. Evde de bize... Namuose jie elgėsi lygiai taip pat, todėl buvom priversti kreiptis O į yüzden jūs. sizin desteğinizi almak durumunda kaldık. İyi yapmış. Gerai pasielgėt. Darome viską, kas mūsų galioje. Kol kas jie nenori kalbėti, bet nuolatiniai jūsų vizitai ją labai gerai veikia. Tad lankykite ją ir toliau. Lütfen böyle devam et. Tabii ki. Žinoma, Konuşabilir miyim? galiu su ją pakalbėti. Žinoma, prašau. Rica ederim. Hoş geldiniz Ferit. Sveiki atvykę, ponia Feritai. Ačiū. Anne nasılsın? Mama, kaip laikaisi? İyi olacaksın anne. Daha iyi olacaksın. Viskas bus gerai, tu pasveiksi. Mes visi pasveiksim. Biraz daha toparlan. Kai šiek tiek susijimsi, atvešiu ir Bulutą. O da iyi. Jam jau geriau. Yavaş yavaş. Pamažu hayata vėl tutunmaya başladı. kabinasi į gyvenimą. Anne, Mama, prašau, lütfen doktorların... klausyk gydytojų ir daryk, ką jie Sana sako. yardımcı ol. Çiftlikte... Namiškiai labai tavęs pasilgo.
O tu nepasiilgai? Tamam. Gerai. Ne zaman? Pradėsi kalbėti tada, kai panorėsi. Ay Fatoş rüya falan... Juk sakiau, kad nieko nesapnavau. Ya dedim Visą naktį praleidau su Bulutu. Galiausiai jis verkdamas užmiego. Vallahi uyudu ya. Ay, yapma. Vargšelis, kaip dabar jaučiasi? Uyuyor. Vis dar miega. Kıyıp uyandıramam. Nenoriu žadinti, tegul pailsi. Nežadink. Taigi pirmą kartą nakvojate po vienu stogu, nejaugi tikrai nėra ko papasakoti? Fatoş'cum hayatım... Miloji, mano gyvenimas iš šalies atrodo labai įdomus, bet patikėk, taip nėra. Jis normalus žmogus ir net vaikšto į tualetą, sėdi ant sofos ir valgo kaip mes. Önüne yemek koyuyor. Nors jis tikras stubrys, privalau jį pakęsti. Ama yaşayan bir odun. İşte biz de doğayı sev, yeşili koru takılıyoruz. Ya sen Asuman... Gavai žinių iš Asumanės? Yok Ne, konuşmadım hiç. nekalbėjom. Ama bugün geliyordu. Šiandien ji turėtų grįžti, tad nesijaudink. Sakė, kad šį vakarą išvažiuoja ir ryte bus namuose. Orada. Ką darai? Kahvaltı et. Mėginu paruošti pusryčius, bet nepavyksta. Hadi bizim durumumuz... Mudu su Bulutu vėlai užmigom. Todėl miegojome iki pietų. Bet kodėl tu taip ilgai miegojai? Juk turėjai dalyvauti susitikime dėl darbo. Ay Nazlı bu dolapta... Dalyvausi po pietų. Šaldytuve viskas prasmirdo. Negali būti, tik neseniai nupirkau. Vallahi bak yok. Net petražulis nusiminė, kad tavęs nėra. Petražulis, nepirkau petražulių. Tikriausiai ten krapai. Nazlı. Labas rytas. Fatoş, Luktelk, Fatoše. Bak Nazlı, Žiūrėk, atėjau pats. ben kendim gördüm. aferin. Šaunuolis. Eikš. Fatoş ararım seni sonra. Fatoše, paskambinsiu vėliau. Nazlı, Žinai, ką sapnavau? biliyor musun? Ben rüyamda ne gördüm? Ay hayırdır? Tikiuosi kažką gražaus. Sen ne? Mudu važiavom į kino teatrą. Ir Çok komik. Žiūrėjom tokį juokingą filmą. Ama o kadar Kad iš juoko išbėrėm spragintus kukurūzus ant grindų. yere dökülüyormuş. nieko savo, kaip smagu. Galime šiandien nuvažiuoti į kiną? Sinemaya gidelim mi lütfen? Labai prašau. Labai. Bulutçum. O gal susiraitykim ant sofos ir pažiūrėkim filmą namuose? Koltuğa kıvrılıp. Bet man labai nuobodu. Kalıyorum evde. Atrodo, kad mane puola depresija. Böyle sağdan Iš kairės ir iš dešinės? Taip. Bunu branşta Apie tai padiskutuokim valgydami. Nieko savo, kokia brangi. Dieve, kada sulauksiu dienos, kad net negalvodama galėsiu sumokėti tiek pinigų už suknelę. Selam. Sveikas. Hayırdır ne o? Kas čia? Bunlar Demir'in hazırlattığı... Demiro paruošti dokumentai. Biliyorsun, Kaip žinai, jis ketino perrašyti Demetį 5 procentus įmonės akcijų. Dėdė Samis, dar būdamas gyvas, padalijo palikimą visiems savo vaikams. Dėl to, kad Demetė ištekėjo už to šakalo, jos tėvas susinervino ir skyrė jai labai nedaug. Ama Demir Čia jo sprendimas. Bet Demiro jis netenkino. Jis liepė paruošti šios dokumentus ir atnešė juos man, bet nespėjau peržiūrėti. Dabar neapsisprendžiu, gal reikėtų įvykdyti jo valią. Sakiau tą Demirui, pasakysiu ir tau. Dėdė Samis viską gerai apgalvojo. Jei perrašysi Demetį dalį akcijų, priimsi Hakaną į šią įmonę. Engin sadece Tik 5 procentus, jis neturės jokių galių. o herif hiçbir şey yapamaz. Ne tai svarbiausia. Kasdieną matysim jį šioje įmonėje. Dėl šios priežasties tėvas ir nepaliko Demetį Bu akcijų. yüzden zaten Demir'le Deniz'in babası kalkıp da kızına pay vermedi bu şirketten. Engin tamam Tu ama... teisus, Demir'in bir nevi bet tokia vasiyeti var. paskutinė Demiro valia.
Gerai, bet kol kas apie tai nekalbėk. Tegul pirmą baigėsi byla, paskui nuspręsim. Haklısın. Tu teisus. Ir nepalik bylos čia. Vežkis namo. Hanımefendi. Panelė, Çok pardon. Atleiskite, pasimatavau ir pamiršau. Labai skubu. Hanımefendi. panelė, atleiskite, bet privalau patikrinti jūsų rankinę. Tiesiog užmiršau skrybelę, labai skubu. Prašau, neapsunkinkite darbo. Negalite tikrinti mano rankinę. Tokios taisyklės. Tai mano asmeninė nusavybė. Ką darote? Iškviesiu policiją. Ar sumokėjote už šią suknelę? Asım Bey ne oluyor? Pone Simai, kas vyksta? Vagystė, pone Saligai? Buyurun hanımefendi. Eime, panelė. Paleiskite mano ranką. Nohut istiyorum. Noriu avinžerinių su ryžiais. Turite raugintų daržovių? Taip, panelė. Puiku, atneškite. Hurija, kaip sekasi? Ką šiandien siūlote? Pardon. Atleiskite, noriu tik rauginto kopūsto be agurkų. Dar atneškite irano ir mineralinio. Bir ayran, yanına bir de soda. Fatoş Hanım. Panelė Fatošė. Merhaba. Labadiena. Tarık'tı değil mi? Tarikas, tiesa. Taip, taip, skanaus. Buyurun oturun. Prašom, prisėskite. Ne, nenoriu trukdyti, prisėsiu kitur. Yok canım zaten. Kitur nėra vietos. Palaikykite man kompaniją. Na, jei netrukdysiu, prisėsiu. Estağfurullah. Ką jūs? Ačiū. Tiesą sakant, nustebau, jūs čia pamatęs. Gördüğüme şaşırdım biraz. Nesitikėjau. Beklemezdim. Benim ev arkadaşım. Mano būtų draugė, Çok artima draugė, vyrėja. Jie rekomendavo šią vietą. Nuo tada dažnai čia lankausi. insan sürekli Labai nuobodu nuolat lankytis prabangiuose restoranuose. Čia labai jauku ir skanu. samimi. Hem de yemekleri güzel. Burası aslında. Taip, ši vieta labai garsi, todėl jei tik būnu šioje miesto pusėje, būtinai užsuku pavalgyti. Bir şeyler yemek için. Uğruyorum falan. Kardeşim aynısı. Brolau, atnešk ir man to paties. Labai išalkau. Afiyet olsun. Skanaus, skanaus. Žiūrėjau, ne kaip valgote, o į tai, kai sumaišėte airaną su mineraliniu. Labai įdomu. Nežinote, nuostabus gėrimas? Bu harika bir şey. Tikrai? Luktelkite. Ką jūs nereikia? Mutlaka bunu Privalote paragauti. Bir saniye. Minutėlę. Būtinai reikia išmaišyti. Štai. Evet. Ayran sosu. Išgerkim už airaną su soda. Už airaną su soda skanaus. Ir jums. Güzel değil mi? Skanu, tiesa. Taip, labai. Vasarą šis gėrimas tikriausiai reguliuoja kraujospūdį. Düzeltir. Öyle içine. Taip, jis labai naudingas. Sen nasıl bir canavar? Nesuprantu, kaip tau pavyko mane įtikinti. Nerede? Perkas su mama žiūrėjo ir labai prisijuokė. Animacinis filmas, bet ne vaikams. Çocuk filmi Tau bile patiks. Sen de seversin. Ben zaten Nebejoju, kad man patiks, bet tavo dėdei Feritui nelabai. oturun dedi biz hala. Jis liepė būti namuose, o mes išvažiavome. Aš jam nesakysiu, nesakyk ir tu. O zaman. Vallahi öyle. Taip ir bus. İyice yalan. Tavo dėka tapome lagys. Bu bir Bet tai mūsų paslaptis. Efendim, Klausau? evet. Taip. Kardeşim O Asuman. sumanė mano sesuo teisingai. Karakol. Policijos nuovadoje? Hangi karakol? Kokioje? Beyefendi kesin. Manau, kad įvyko nesusipratimas, nes mano sesuo Bodrume. Tamam.
Gerai, tu atvažiuosiu. Bir saniye bekler misin? Prašau, minutėlę luktelkite. Bir bakar mısın? Galite paklausyti, kur ta nuovada? Alo. Alio, aš taksistas. Klausau jūsų. Nazlı bu Ką reiškia nuovada? Vieta, kur dirba policininkai. Kur dirba policininkai? Manau, ten bus įdomiau nei kine. Asuman ablan sen Asumanės dėka būtent pabuvosim. Dieve, kad jai nieko nebūtų nutikę. Ay çok acıkmışım. Buvau labai šalkusi, visą dieną nieko nevalgiau. Jei jums patinka gatvės maistas, žinau sriubinę Jedikulės rajone. Tokios nuostabios sriubos tikrai nesate ragavusi. Ar esate ten buvusi? Ne. Normalu, juk ten populiariausia sriuba iš avies skrandžio. Ve en meşhur yemekleri işkembe. İşkembe mi? Dieve, nuskrandžio sriubą. Įdomu, ar jie ruošia įdarytas žarnas? Olmaz olur mu? Dar ir kokias labai skanes, o dar skanesnė smegenėlių sriuba. Paragavusi nebegalėsite užmiršti. Yersiniz öyle söyleyeyim. Ay kesin. Būtinai reiks tenai nuvažiuoti. Kur tiksliai jie yra? Visai šalia Jedikulės aikštės. Şey yapalım. Jei norite, kai turėsite laiko, galiu jūs nuvežti. Böyle müsait bir zaman ben götüreyim size. Tamam olur. Gerai, nuvažiuokim kartu. Valla. Tikrai? Muhteşem. Nuostabu. Dukrelė nejaugi neturi šeimos. Turiu, bet vasarą išvyksta į gimtinę. Esame iš Antakijos. Tu atvažiuosi mano sesuo. Asuman, kas vyksta? Juk turėjo būti Bodrume, labai išsigandau. Jūs jos sesuo? Taip, Jūsų vardas Nazli? teisingai. Jūsų sesuo buvo sučiupta parduotuvėje, pagiliaujanti. Ką? Asumanė. biliyor musun bumerang diye bir Yra şey tokia var. kryva lasda vadinama bumerangu. Jei ją išmeti, grįžta atgal. Anksčiau ją naudodavo vietiniai Australijos gyventojai. Kullanıyormuş. Tikrai, o iš kur tu žinai? Salam anne. Teta pasakojo. Skamba tavo sesers telefonas. Benim ablam değil arkadaşım. Nazli man ne sesuo draugė. Įdomu, kas skambina. Ponas Feritas, mano dėdė. Alio, dėdė. Mudu su Nazli policijoje. Neydi buranın? Kaip vadinasi šitą vietą? Policijos nuovada. Policijos nuovadoje. Ne demek O kodėl esat nuovadoj? Bulut telefon Tuoj pat duok vermeye telefoną šalia esančiam policininkui. Evet bir polise ver. Alo. Alio, iyi günler. laba diena. Orası Kur neresi? jūsų nuovada? Tamam ben çok... Aš labai arti tuoj atvažiuosiu. aklım almıyor Asuman. Nesuprantu, kada grįžai į Stambulą ir kada visą tai nutiko. Juk su studijų draugais buvai Bodrume. Abla benim başıma neler Nutiko tokia nelaimė, o tu surengėjai apklausą. Mudvi su Nedžla grįžome lėktuvu. Lėktuvu. Iš kur gavai tiek pinigų? Išvesi mane iš proto. Buvai išvykusi į universiteto ekskursiją, kaip galėjai grįžti lėktuvu. dönersin. Ya biriktir. Buvau susitaupiusi. Neketinau daugybę valandų keliauti autobusu. Juk pažįsti mane. Nepakenčiu kelionių. Ben kardeşim Pasirodo, visiškai tavęs nepažįstu. Kur Nedžla? kuzeni aldı. Ją pasiėmė pusbrolis, o aš grįžau taksi ir pamačiusi, kad dar labai anksti, nusprendžiau šiek tiek apsipirkti. Ar taip supranti apsipirkimą? Užmušiu tave. Na, ir ką dabar darysim? Beyefendi Pone, aš su manė sesuo. Labai jūsų atsiprašau, su manė labai gailisi. çok pişman. Özür dilerim. Atsiprašyk, Çok pişmanım ben. labai gailiuosi, tikrai. Nesu vagėlė, tiesiog tą akimirką nesusivaldžiau, atsiprašau. Kusura bakmayın ne olur. Gerçekten. Tai tikrai labai gera mergina, tiesiog dar labai jauna. Bulut. Bulutai. Aa duyuyorsun. O, sveikas, dėdė. Sveikas, tau viskas gerai. Dėl manęs nesijaudink. Nazli sesuo viduje kalbasi su policininkais. Polisle konuşuyorlar. İyi niyetiniz için teşekkür Labai ačiū supratimą. Tegul sesuo dėkoja jums ir daugiau niekada taip nebesielgia. Ferit Bey, Pone Feritai, skambinau jums. ben sizi aramıştım ama Tamam sonra konuşuruz. Nesvarbu, pasikalbėsim vėliau. Nazlı Nazli, gali paimti ramentus? Ponaitį Bulutai pasiruošęs? Taip. 1, 2, 3. Opa.
Doğru eve gidiyor. Važiuok tiesiai namo. Gerai, sesė. Nevažiuoji kartu? Ne. Kurį laiką pagyvensiu pas poną Feritą. Padedu jam prižiūrėti bulutą. Oho, nežinojau. Jei būtum atsiliepusi skambučiu, žinotum. Tuoj pat važiuok namo. Paskambinsiu Fatošiui ir paklausiu, kada grįžai. Buvai praradusi galimybę, bet to vėl pasisekė. Šį kartą būtinai ją pasinaudok. Galvo, ką kalbi, nes gausi per burną. Palaikyk, einu atsisveikinti. Aš su mane ateik. Ferit Bey, Pone Feritai, atleiskite, kad jūs nuvarginom. Įvyko nesusipratimas. Nieko tokio. Allah sana akıl Tegul fikir Dievas suteikia tau proto. Galėtum kiekvieną išvesti iš kantrybės. Nazlı. Nazli, İyi geceler. Labas vakaras, pone Feritai. Ben de öyle... Iš jų pakvėpuoti grino oru, nes bulutas vos pavalgęs užmigo. Normal değil mi sence? nemanai, kad tai nestebina? Jis išgyveno labai aktyvią dieną. Nestebina. Yani Kartais visi patiriam aktyvių dienų, nes gyvenimas ne visada būna toks ramus, kaip norėtume, ir kartais atsidurime netikėtose situacijose. bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı... Norėdamas, kad Buluto gyvenimas būtų kuo ramesnis, moku pinigus daugybei žmonių. Vienas tų žmonių esi tu. Esi atsakinga už Buluto ramybę. Juk aiškiai prašiau, kad liktumėte namuose. Özür dilerim. Atsiprašau, pone Feritai. Gerçekten. Prižadu, kad bulutas daugiau niekada neatsidurs policijos nuovadoje. Pisi pisi pisi. Kis, eikš, mažylę. O vergi todėl, kad išalkai eikš. Dursaydın. Prakeikimas. Mutfak açıktır inşallah. Tikiuosi, virtuvės durys neužrakintos. Aferin. Puiku, kad užrakinote. Of. Aksiyonsuz. Ne dienos be nuotykių. Uyansanıza sabah oldu. Kelkitės jau rytas. Of Nazlı. Nazlijak. Jei paskambinsiu duris, pabus bulutas. Kiek kančių dėl katės. Merhaba. Labas rytas. Jūs irgi išgirdot katės kniaukimą? Ne, negirdėjau. Maniau, kad atėjote dėl to. Ar žinojote, kad sode yra kačiukas? Tikrai? Kodėl atėjote? Geldin o zaman. Išgirdau triukšmą prie durų, todėl ir nusileidau. Geldim. Ha, tamam. Supratau. Eğer görsen... Jei pamatysite, pašerkite. Jis labai graudžiai kniaukė ir neleido man miegoti. Gal vėliau pati jį rasiu. Buldu mu kediyi? Radai kačiuką? Ne, pabėgo. Kahvaltı... Norite, kad paruošiau pusryčius? Neprivalai man ruošti pusryčių. Evet.
Žinau, bet galiu paruošti. Sorun yok. Ben atıştırdım. Šiek tiek užkandau. Peki. Gerai. Nazlı, Nazliai, dün sana... vakar per daug tave užsipuoliau, atleisk. Dėl to, Yani ben de juk ne savo norų nuvežiau Bulutą į nuovadą. Bet gyvenime kartais taip nutinka. Yok, karakol meselesi. Kalbu ne apie nuovadą, dėl to buvau teisus. Mažas vaikas neturėtų matyti tokių vietų. Juk uždraudžiau jums išeiti iš namų. Bulut'un halası. Demetė Buluto teta ketina iškelti bylą dėl Buluto globos, todėl kai išeinate iš namų, aš nerimauju. Nerede olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Luktelkite, jei gali būti paskirta Buluto globa. Nerimauju ne dėl Demetės, bet dėl jos vyro Hakano. Norėdamas pasiekti tikslo, gali padaryti ką tik panorėjęs. Daugybę metų nebendraujam ir nemėgstam vienas kito, todėl jaučiu, kad jums būnant namuose, Bulutas bus saugesnis. Daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da... Liaukitės, juk į jo teta, tai kodėl turėtų pakenkti? Tegul bendrauja. Nesupratau? Nesuprantu, kodėl dėl jūsų tarpusavio bėdų Bulutas negali bendrauti su teta. Kai bendrauja su jumis, tegul bendrauja ir su teta, jau galite sutarti dėl bendros globos? Niekas nėra taip paprasta ir nekalta, kaip tau atrodo. Nazliai,